Mažai. Mažai. Mažiukai. Labą dieną. Nu, gražuolai. Gražuolai. Labas. Labas. Ką tu? Šuniukas. Ir čia dar vieną. Tai išsivedėm veršiukus į lauką. Išsivedėm veršius į lauką, karvės lauke, telyčios lauke, visi lauke. Viskas labai gerai. Kaip tik žolytės va yra, turi ką pagriaužti. Tai šiandien važiuojam karvėm apsitvert kitur, nes čia jau nebeturi karvės ką ėsti. Važiuojam? Važiuojam? Lauk. Važiuojam? Važiuojam. Eik į mašiną. Kur mašina? Čia ateik, Reks. Važiuojam. Važiuojam. Jūs kojas valyk. Nulipk į mašiną. Važiuojam. Važiuojam. Nulipk. Iki kelių. Žolytis. Ane? Čia žolytis neblogai visai. Dar kaip ir neblogai, sakyčiau, palyginus praeitais metais, tai labai gerai. Tai kadangi daugiau neturim kur ganyt, tai tveriamės šitą ir aną lauką. O po to žiūrėsim, kaip bus. Pavargai? Reksai? Ką? Kažkas sugebėjo plaktuką sulaužyti. Važiuoju namo paimti kito. Nu, tai būna, kai mediniai kotai uždėti. Nėra ko norėti. Nu, liepužėlė. Eik čia. Eik, Erik. Von, vai. Ateik čia. Na, eik. Čiuožte. Все, priekaba švari. Išlovėm. Oje. Švarus Belarusas. Vakar visą dieną kultivavo tą naują lauką, kurį išsinuomavom. Nu, tos du laukus. Tai jo, čia dulkelių nemažai. Ką reikia kabintis lauk kultivatorių. Važiuot pasisėt žolę ir paskiau važiuot dar klasiokui pasėt obuolus. Tai šiandien sėjimas nusimato. O rytoj poryt atvažiuos privaluot žolę. Tai biškį nieką nefilmavau. Gyvulius persivežėm į aną lauką, telyčias į galą nusivarėm, dar kažką pasidarėm, nu žodžiu. Darbai vyko, bet aš nefilmavau. Nes kai man nėra nuotaikos, aš filmuoti nenoriu. Paskiau būna š.
Inkalam kompotą. Šaltas. Jau šortus dėtis, nes vaikštų kaip... Nesakys kaip kas. Paskiau sakysit, kam tas kai. Su kelnim. Žodžiu. Viso. Lygtai viską atsistatėm. Galima judėti. Taip, ir paskiau... Taip. Dabar turėtų šitas pasikelt, o anas nusileist. Ne. Ne. Ir tada turi būti. Taip. Tom pusė. Jisai turi nueiti. Turim problemą. O Jėzau, kad nukrinkeliavau. Labą dieną. Jau paparė. Užsikišt lyg tai nei vienas neužsikišo. Bet kad privalos tai labai gerai ir gal visai neblogai būtų tuos, kur eina po ratais, juos netgi sukelt, nes jie viską velka. Čia velienos daug.
Nu va, vieną velnynę pasėjau. Dabar reikia važiuoti dar į vieną. Kaip tik jaučiu bus. Čia gal daugiau įsipylė biškį. Skaičiavau tam laukui, kur 8-5 arus ėjom. Tai išėjo po 18 kg į hektarą, tai vieno aro norma yra 180 gramų. Tai 108 gramų padauginus iš 8-5 arų išeina 15 kg į tą lauką, į 8-5 arus. Tai liko 5, dar svėriau, liko iš praeitos partijos 5 kilai. Tai pasėjo, sakyčiau, idealiai. Ten plius minus gal kokio pusės kilo paklaida buvo. Tai atrodo viskas gerai. Va, dar vienas laukas. Dasipliusuojam 2 hektarus. Tai va tokį lauką žmonės geranoriškai. Jie kaip tik nesutinka, kad neduot nuomotis, tipo mum deklaruot. Tai va tokį žmonės aš palaikau, kurie kaip tik sako, o aš noriu tik su sutartim ir viskas. Tai čia yra didelis liuksas. Tai praeitas naudotojas atsisakė, nes tiesiog žmogus nebespėja, atsirado kitų veiklų ir tiek. Tai mums kaip tik gerai, nes nelabai turim ką pjaut, tai pasisėsim žolę, bus gerai. Reikia biškino čia nusemt. Jau kažkaip daug nebeliko. Sveikinkite ir relakso programėlėje telefone. Na, aš jau... Jie paparė
Va, kaip čia gražiai viskas subirėja. Va, puikiai. Tai čia skaityk gavosi 2 hektarai. Tai maždaug taip ir yra, kad 21 kilogramą į hektarą nusistačiau. Dar dasipyliau tos likusios 5. Nu tai čia dabar būtų įdomu pasvert, kiek tiksliai liko. Nes dar aną pusę tai antrą kartą pravažiavau beveik per tą patį, nes liko pusę metro ar metras koks nepasėtas, tai nenorėjau palikti, tai dar antrą kartą su visa siejamąja pravažiavau. Tai viskas, galim skambit, važiuot kitur sėt. Baigiam darbus. Nu, tokiu metu. Labas rytas. Nors tas rytas nelabai labas, bet, nu, sakykim. Prapuolęs esu iš video filmavimo, tai totaliai vėl. Man tokiom bangom užeina. Bet kai taip sekasi kabutėse, tai kažkaip ir filmuot nieko nesinori, nėra nuotaikos. Tai šita savaitė yra, jaučiu, sunkiausia kol kas per visus šiuos metus. Tai viskas prasidėjo nuo to, kad mašina pradėjo gripaut. Jeigu aiškiau pasakius, tai variklį užkalė. Paskiau teko atsisveikinti su šeimos nariu. Drąsiai taip galiu teikti. Tai tik duosiu tokį patarimą, kad skiepykit, nežinau, darykit viską, kad apsaugot šunį nuo erkių. Tai kaip matėt, kad kai važiavom tvert piemenis, pasiėmiau šunį ir nežinau, ar kaip po laukus lakstė tada, ar jau prieš, bet kiek veterinarai sakė, kad jau prieš pasigavo erkės ir ne vieną, ir ne 2. Tai suėdė labai greit. Galima sakyti, atsakė visi organai. Žodžiu, paskiau 8-2 tarpinę prapūtė besėjant, nu tai dar spėjau pasėt tiek savo, tiek draugui. Ir vakar, bepjaunant, dar ir šienapjovė rinktuvas sugalvojo pablūdyt. Tai pirminė diagnozė, kad dantračiai parėjo. Tai vakar ieškojom visą šilutę, išmaišėm, kol radom, kas galvą šlifuoja. Tai vakar nuvežėm, šiandien dabar važiuoju paimt galvos. Bandysim tvarkyti 8-2, aš eisiu tikriausiai ardyti šienapjovę, nes kaip ir rytoj vakare būtų neblogai, kad jinai jau veiktų. Viskas tai dzin, bet labiausia gaila tai šuns. 8 metus prie mūsų kojų praleidęs, taip galima sakyti. Jau buvo įprotis ir išleisti lauką kiekvieną rytą ir ateidavo kartais mane į mokyklą pakelt. Tai jau toks
nekokios truputį nuotaikos, bet ką padarysi, toks gyvenimas. Jeigu kas jau ne vieni metai turit šunį, tai suprantat, kaip prie jo prisiriši ir kokie būna įspūdžiai sukaupti per tą laiką. Tai, nu nieko, kažkaip keista, kai niekada nepagalvoji, kas būtų, jeigu taip atsitiktų. Tai dabar tenka apie tai pagalvoti, ką reikia daryti. Tai žodžiu, kažkaip reikia spręsti problemas ir žiūrėti į priekį. Nenuleist galvos. Tai vakar dar vakare atvažiavo, privalavo šitus pievas, nu, pasėlius tos, kur mišinį pasėjau. Man atrodos, net nerodžiau ir nepasakiau, tai bulves pasisodinom. Jau aš net nebežinau, ką aš jums rodžiau ir ko nerodžiau, nes man atrodos 2 savaitės nieko nefilmavau tokiais tarpais. Nu, žodžiu. Tai vat, kažkaip taip atrodo mano paskutinės dienos. Nesiriša visiškai kalba, net nesimasto, ką pasakot, ko nepasakot. Žodžiu. Dabar reikia dar presą žiūrėt, tvarkytis, nes ateina šienapjūtė. Reikia susižiūrėti guolius, diržus, kad paskiau nebūtų taip, išvažiuojam pjaut, išvažiuojam presuoti ir genda presas, paskiau stovim. Tai reikia išsispręsti. O šienapjovė, tai kodėl manau, kad antračiai, tai tikriausiai dėl to, nes yra dideli garsai. Ir patį rinktuvą suka, o būgnai kaip yra, tai vieną būgną suka, o kito nesuka. Nu tai galimai, kad bus dantračiai, jeigu būtų šponkė, tai tada abiejų nesuktų, buksuotų. Bet čia dabar buvo grinai toks garsas kaip dantračių, kad griauštųsi vienas į kitą. Pažiūrėsim, šiandien išardysiu, rytoj vėl reikės važiuoti į miestą, ieškoti detalių. Jeigu neturės čia vietoj, kas tikėtina, tai tada skambinsim Margučiam, prašysim detalių. Kaip tik laisva vieta man prie kolonėlės, labai gerai. Man patinka. Tik mašiną galėtų toliau patraukti. Tai dabar reikia važiuoti paimti galvą. Reikia paimti šlangas antram bitonėliui melžimo, nes jam jau tenais yra raudonos, o kai raudonos jau yra negerai. Turi būti švarios. Tai geriausias plovimas yra naujų pirkimas. Sąskaitų faktūrų būsiu prisirinkęs daugiau negu reikia. Slovikų, vakumavimo popieriaus, dangtelių. Kadangi gyvuliai lauke, pradėjom stambiais kiekiais grietinę gaminti. Tai perkamumas, oi, pešas. Bet irgi būna tokių nesąmonių, kad atsiveži grietinę, nu pavyzdžiui, arba varškę, ką nors. Atsiveži daug, neišperka. Sekantį šeštadienį atsiveži
šiek tiek daugiau nei praeitą kartą. Parsivežit kokius 2-3, nu, ten ar varškės, ar grietinės, ar sūrius, tai žodžiu. Bet visada užsidedam viską, ką turim, viską susidedam. Ir tada, nu, realiai tai visada tušti grįžtam. Trečiadieniais biškį parsivežam, nes mažiau žmonių yra, bet taip tai viską išperka. Pirštinėm ilgai nepasidžiaugiau. Plyšta pirštinės ir viskas. Nusiimu dabar šitą apsaugą, tada dangtį ir tada jau bus matyt, kas ten viduj. Nu, bėda aiškiai. Ką? Kur? Jo. Čia vat, tose vietose bus guoliai subirę. Tai gerai, kada dantračiai nėra nuėsti. Tai reikia tiek toj pusėj keisti, tiek šitoj, nes čia jau irgi į pabaigą. Ačiū Dievui, kad tik tiek. Yra užkontryti varžtai, kad neatsisuktų. Čia reikia dar rasti kur. Kas čia dar ne tas raktas? Молодец. Guolių likučiai. O, vaikinė. Normaliai. Gerai, jeigu tik guolių. Apsvarstysime kainuotojų kainų likimą, kainuotojų kainelių kainacijų vertės painimą ir simulaciją. Kokios geros kainos, kad negalėsite kainėti. Kainėti. Samsung Galaxy A55 nuo 16,50 €. Man atrodos, gausim reduktorių imt šalin. Nes jisai neišsikelia. Nes jisai arba neišsikelia, arba aš per daug gražiai su juo elgiuosi. Per daug gražiai. Atnešku valdą. Ne. Va, kas čia toks kuras. Ten yra, supranti, Rokutė į tokius cypukus įsistato. Tad jie montiruotis. Po pusės dviejų šiuo metu šalyje jūsų dėmesiui rubrika Sveiki patarimai. Ir joje šį kartą pakalbėsime apie tai, kodėl kartais svarbu pasidaryti kepenų fermentų tyrimą. Ten į tokius Sveiki patarimai. Kaip tai ją užkiši. Viena iš svarbiausių funkcijų tai toksikacija. Tos lenktos neturim. O, lauk.
Pala. Jau kažkas vyksta. Ana gausi vis tiek, man atrodo, apsukti. Aha, jo. Ne. Nes jie čia matai per bendrą eina. Ne. Tuoj. Nes ten jisai įsistato, žinai, kad jisai tiksliai būtų. Su tą šūdą tai aš esu ardęs, visą šienapjovę esu ardęs, bet tik tai tiek, kad ne tokio tipo. Ten buvo žalia, o čia... ten buvo raudono, o čia žalia. Ne, ir man atrodo, šita platesnė yra. Čia paprasti dantračiai tie, tik taip čia dantračiai yra smulkesni. Bet matai, biški kampai paėsti tos vietos. Nu tai dabar paėdė, matomai kaip... Bet... ne, čia dėl to, tai čia... Na, fik čia tą plokštelę dėja, jeigu jie... Tiesiog... Dėl tvirtumo. Dėl vaizdo. Uć, kažkas jau išėjo. Ai, šaratai čia. Uć. Šaratai krenta. Vada, patrankysim biški. Ja. Šaratai iškrenta. Na. Čia ne pačios ašies. Čia visą špungį, matai, išgriaužti. Čia dabar apsivalyti reikia Bet gerai. čia žiūrėk, ne. Čia visa va šita. Va, matai, šaratai krenta. Bam. Ne, bet čia va, matai, kaip išgriaužta viskas. Visą tą reikės keisti. Gal nereiks. Nes va, ir čia išdaužyta. Na dabar aš galvoju, tik kaip šitas. Kaip tą išimti. Su sjomniku. Arba palaukti spaustuvą ir bandyti kalt per ašį. Gal išsikalt. Bet ir aną galą reikės ardyti. Taip. Keist iš karto. Jo, tai tas irgi. Na tai jau dabar išardyta yra. Tai tas, tai va, matai, nusėdė. Nu, nes ten jis neturėjo kur laikytis. O čia dabar kaip tą nukalt. Čia tik su sjomniku. Lauk. Jeigu jį čia dar bus vietos uždėti. Arba... Sakūnė kaip išėdinė. Tai va, tai sakau visas. Tas, matai. Šiaip neturėtų tokio laisvumo, kad pirmyn atgal smaikytis. Na, čia tie įsistato į tuos. Nu, šiąnakt miegosiu ant pilvo, nes jau nugarą nukepiau. Tai, va, dėsim neužilgų galvikę, tada važiuosim pas karves ir tada bus viskas. Šiai dienai tikriausiai. Tai šiek tiek parodžiau, reikės įplantuoti video. Jaučiu gausis ilgas, tai rytoj turbūt važiuos bulves apaugot, reikia dar halimų yra, aš važiuosiu į turgų, kol prekiaus mama, aš sulakstysiu dalių, kokių reikia. Ir tikriausiai pirksim tą visą ašį, kur dantračiai yra dabar uždėti. Turbūt pirksim visą tą ašį. Ten nedaug kainuoja 16 eurų, nes yra, kur dedas šponkiai, yra viskas išplakta. Tai buvom pas tekintoją nuvežę, tai jisai galėtų užvirinti ir nutekit, bet jam į staklės netelpa. Tai net
neapsimoka, ten, nu, ne karvė kainuoja, tai pasikeisim ir bus gerai. 3 guolių reikia, tos visos guoliavietės, žodžiu. Nu, bet dabar persirink, skaityk viskas. Ir bus rami galva. Jau sezonui kaip ir bus gerai. Ane? Reiktų jūs jau šiaip gal paleist, būtumėt pripratę prie to piemens. Ane? Ko žolės neėdi? Ko neėdi? Ką? Tyčiu. Čiučiu. Čiučiu. Tai va. Ta. Čia ganas. Zuikis. Pelyčios gale. Žodžiu. Tai, manau, gal tiek tam kartui, labai neišsiplečiu. Rytoj pafilmuosiu dar ką nors gal. Jo. Tu jaukesnė nei tavo mama. O, kaip patinka. Jo, sakė. Zaja. No. Šitą vesios į kambarį. Ne, tą šaroliuką vesios į kambarį. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot. Savaitės laiko video. Iki rytojaus.